Kas pradeda? Gal aš atsistosiu. Galbūt. Pasirinkit kūrinį. Toną duok. Toną duoti, Jėzus Marija. Tai man, mums šiuo atveju norėjosi padaryti kitaip. Norėjosi, kad jaunimas ypač su negale, pamatytų tą kiną virtuvę iš vidaus truputėlį, kiek tai yra įmanoma tokiamis sąlygomis. O iš šitos pusės, kad tas būtų įmanoma, pakviesti studentus, ne vien studentus, bet būtent jaunus žmonės, kurie susiję su kinu, viena ar kita pusė, kad jie parodytų tiems žaliems, kaip tas viskas vyksta. Tas žodis, daryti kiną kartu, tas žodis kartu yra labai svarbus būtent šioje stovykloje. Jeigu ne ši stovykla, jie kartu nesusijėtų, kartu nesėdėtų. Tai ir tiesiog tas. Aš suprantu, kad tai yra toks lėtas, žingsniukais procesas. Bet būtent kinas šiuo atveju yra labai puikiai lipdanti medžiaga, forma, kuri leidžia tą padaryti. Prasideda. Jo, 2 dienos dėžiai. Įlendu, išlendu. Filmavimo etapais. Nes neįmanoma nuspėti būtent rezultato, būtent žmonių reakcijos. O žmonių reakcijos, nesumeluosiu, 80% iš tikrųjų, reakcija buvo nulinė. Arba tai buvo stengiamas nuslėpti. Ir galbūt žmonės tai atbaido tas pats, kaip, pavyzdžiui, kaip matyti valkatą. Nes jie galbūt netgi ryškiau mato valkatą negu kad dėžį. Sąmonėje tas archetipas maždaug, kad į tave eina šiukšlių, kad į tave eina daiktas, kurį tu kažkada tai išmetai, maždaug ir jis grįžta prieš tave. Aišku, labiausiai į dėžę reaguodavo vaikai. Kadangi vaikai, aišku, dar turi savo pasaulėžiūrą, jie mato visus dalykus ir priima kažkaip be baimės arba atvirkščiai su baime, bet mato visą tai skaidriai. Vis iš tikrųjų pritapo prie tos dėžės, ilgiau ją panešiojas, kad tai jam kaip koks kiautas pasidarė. Aš šiaip buvau lindus ir tai yra iš tiesų įdomus jausmas, nes tai tam tikras saugumas. Iš esmės, mūsų personažas yra žmogus dėžė, kas tam tikrą prasme reprezentuoja neįgalumą. Aš net nustebau, kiek daug idėjų turi neįgalų žmonės. Ir ne tik mūsų grupė, bet kalbėjau ir su kitų grupių nariais. Ir visi sako, taip, net ir mums, tom kurčiom merginom, buvo iš tiesų daug ir lyg ir nesutarimų dėl idėjos ir tu turi visą tai pereiti, kad tu iš tikrųjų atrastum tos žmonės. Dabar pradžiai mes galim susišnekėti be vertėjos. Aš dabar turiu net visą abėcėlę, kurią mokausi iš tiesų. Čia vienas iš mano atradimų, nes aš jam pasakiau, kad aš noriu išmokti gestų kalbą ir jos man davė abėcėlę. Tai aš bandau mokyti savo vardą. Aišku, tai labai ekspresyvu, nes tai yra gestai ir emocijos, man atrodo, yra kur kas mažiau paslėptos negu kalbant. Nes kai žmonės kalba, jie daug žodžiauja. Ir aš pati pastebėjau, kad aš noriu kalbėti vis tyliau ir galbūt mažiau, kad kažkaip išlaikyti tą atmosferą, kuri buvo. Taip, aš norėjau daryti eksperimentą. Visą dieną tylėti kartu su komandos nariais ir šnekėti tik gestais. Nepabandėt? Nu tai išsigando vaikinai. Filmuojat? Neturim laiko. Kažką darom, kažkas gausis, nežinom. Eksperimentinė animacija gausis, faktas jau čia yra. Ką žinai, bus kažkas. Patinka. Komanda superinė. Komanda geriausia už viską, kokia gali būti geriausia komanda yra. Čia galima sakyti, viskas, kas vyksta, tai yra improvizacija, toks džiazas vyksta. Šturvalas Mariaus rankose, o mes kaip kapitono tokie patarėjai, jeigu siužeto. Griežtas, visoks. Labai geras. Labai patinka.
Ne, su animacija nebuvau susidūręs ir iš vis su kinu nebuvau susidūręs. Šita animacija iš vis man buvo naujiena, nes aš galvoju, animacija tai yra vien piešta. O čia pasirodo animaciją gali padaryti ir iš nuotraukų animaciją, gali į animaciją įterpti filmuotą medžiagą. Tas man buvo iš vis naujiena. Aš galvoju, kad čia biskį ta animacija bus kažkokia kitokia. Sėdėsim, paišysim ten kažką tokio. Šitam filme aš atlikau pagrindinių veikėjų vaidmenį. Jeigu už jos užsikabinčiau, tai galėtų būti netgi mano gyvenimas. Kol kas idėja yra, ir turbūt pavadinimas yra vaikai, kurie yra vaikai ir jų mamos, kurios yra mamos. Bet medžiagos mes turim ir filmams su kitais pavadinimais. Netikėtumų iš tikrųjų labai daug čia nebuvo. Galbūt buvo netikėtumas tas, kad netikėtumų buvo mažiau negu tikėjausi. Jeigu ateini į aikštelę filmuoti dokumentikos žinodamas atsakymus, tai čia ne dokumentika, čia žurnalistika. Pagrindas yra šnekėti, nes problema kyla tada, kai kiekvienas gyvena savo stereotipuose ir nebando šnekėti su tuo žmogum, apie kurį jis turi stereotipą. Ir tada atsiranda išsiskyrimas tarp realybės, žinai, ir tarp nuomonės. Visą laiką jaudinas. Būna, kad nufilmuoji medžiagą, grįžti namo ir, gerai, šiandien jos nežiūrėsi. Nusiraminsiu pirmą. Tai, čia tokios galimybės nėra, bet tas nervas tai aišku lieka. Kinas, mano manimu, labiausiai pabrėžia neįgalumą. Nes kinas yra ta vieta, kur tu matai kitoniškumą, kitokį kūną, kitokius judesius, tai kas yra nestandartiškai. Dauguma žmonių mano, kad neįgalieji yra labai geri, teigiami žmonės gyvenime, patyrė daug problemų ir stengiasi būti dabar gerais. Taip nėra. Visi žmonės vienodi, kad ir kokie jie bebūtų. Man jie virė būtent tai, kad aš norėjau dalyvauti toj virtuviai, bet aš patekau ant to vadinamo stalo ir buvau rodoma, ar ten filmuojama, ar taip toliau. Paskui susidūrimas su aparatūra, neveikia, veikia susidūrimas su žmonėm, nepavyko, darom kažką, laiko labai mažai. Ir vėliau tas konfliktas dėl kažkokio tai neatsiradusio mikrofono išaugo į visų nuomonių išreiškimą. Ir tai buvo, manau, labai gerai. Aš džiaugiuosi už tą mikrofoną, kuris neatsirado. Jeigu vyks kažkas panašaus ateityje, aš pasirinkčiau vėl tos žmonės, nes mes vienas kitą šiek tiek išugdėm, supratom ir jeigu aš dar prieš tai norėjau pereiti į kitą grupę, tai dabar jau nenorėčiau, nes tą patį reikėtų daryti ir su kita grupė galbūt. Aš nežinau dar to rezultato, kuris bus, bet kai pamatysiu, galėsiu įvertinti, ar mums pavyko išvengti gailesčio. Ką, Šarai? Kabinai mane, ne? Matai, tu. Taip, matai, Šaras, jau parkuojasi, pasakėjai pasiruošus įsimylėti. Jau čia pat kur buvęs, kur nebuvęs. Ai, išdykėlis, Šarai, išdykėlis. Nežiūrėk tu į mane taip. Tu mane kartais pavedi gyvenime. Tu dar netobulas, Šarai, dar netobulas. Tau reikia stengtis. Kaip, tai apie ką, ta prasme, apie tą, vyrus, moteris, mes tokį darom, tipo, tokį, ta prasme, ta prasme, kad jie net veikėjai, jie tokie yra simboliai to ir tokį, apie tą tokį, iš esmės tai, kad, kaip ir, nežinau, apie tą susišnekėjimą, nesusišnekėjimą, kad, tipo, maždaug, jeigu taip dabar pasakyti, tai kad, tie vyrai, moteris, ta prasme, visiškai kaip ir nesusišneka, bet vis tiek reikia jam vieniem kitų. Niekada negalėčiau būti toks, tipo, ale despotas, kad ten
su bizūnu, nedarysi taip, tipo, ir viskas, aš esu dievas visažinis ten ir, nu, mano tikslas buvo tai vat būtent, kad, nu, ta prasme, kad mes tai darytume ir tai būtų kaifas visiems ir kol kas aš bent jau manau, kad taip ir yra tikrai. Procesas, bet kuriuo atveju, kad ir tai mes darom 100 kartų sugreitintai, bet, nu, jis yra visas tenais. Reikėjo kelis kartus nutraukti, nes visi žvengiam ten. Ir ten, taip, nu, fain, nu, žaidi ir tu gauni iš to malonumą. Labai tokie įdomus ir, nu, aš taip kažkaip dar niekada va, taip keistai nesijaučiau, kažkaip, nu, pabūni su tais kažkaip žmonėm ir kartais staiga nei iš jo, nei iš to susigaudini. Po to nei iš jo, nei iš to būna beprotiškai gera, kažkoks toks, dar toks nepatirtas jausmas, nežinau. Ir net iš tikrųjų mes, nu, ten vakarais kartu ir dūkstam, čia visko būna. Tai tu supranti, kad, nu, taigi, jokio iš esmės yra tik kažkoks tai fizinis, kažkoks tai skirtumas, bet iš esmės jokio nėra. Aš šios stovyklos metu aš pasirinkau tokią, man, sakykime, man nebadingą poziciją būti tiesiog aktorių. Kinas visi turbūt ne visą laiką teikia malonu, vakar nelabai malonu buvo gauti per veidą, bet kitiem buvo malonu pažiūrėti. Ir kažkam buvo malonu duoti. Ir kažkam malonu duoti, atlyginti ten už skolas visokias. Man pasakė, sako, tu būsi prodiuserė. Stalčius atsidarė, aš galvoju, ką man dabar reikės daryti, nežinau, neįsivaizduoju nieko. Ir paskui, kai... Davai, kas ko, aš kartu visi Rūta. Ir reikia to, nu, okei, nu... Čia kai vaikas, žinai, mama, tai net to Rūta, žinai, ko reikia iš karto. Jis dažniausiai būna mūsų stalas, viską kraunam pas Čiurlionį. Pats filmas, jisai, jo, man jisai juokingas toks. Šeimyninė krizė. Man atrodo, kad jeigu tu nesifilmuoji, tai ką tu ten daugiau veiksi, žinai, kam tu reikalingas. Čia veiklos visai dienai, visi patenkinti, lakstam kažką darom. Man visi jie patinka kaip berniukai. Jo, aš manau, kad fainas projektas, nusisekęs pagal mane gerai. Tik man šiek tiek skaudoka buvo, kad man šį kartą teko būti už kadro. Kad pirmą kartą man gyvenime teko dirbti grimerę. Mačiau, kaip vyksta darbas, ne toks, kaip vyksta kino studijoje ar kitose studijose, kur filmuojami filmai. Kažkas netoli to, bet toli to. Jeigu mes neturėtumėm bendro tikslo, bendro noro, vienos idėjos ir užduoties, manau, kad niekas nebūtų čia gero.